jeigu jūs čia nesusirinktumėte, iš pradžių starte, beveik visi finiše, tai turbūt mums irgi to ralį nebūtų kam jo ir organizuoti. Taip, kad labai ačiū Jums. Na, taip pat norėčiau kreiptis į svečius iš užsienio, легавшие это могут подарить русскую kalbą. Дорогие друзья, бывшие соратники, бывшие конкуренты, я хочу вас поздравить здесь, в Каунасе, очередной раз, что вы очень благодарен вам, что вы поддерживаете эту традицию и это ралли, как говорил министр соцобеспечения, очень важно и лично для меня тоже, что мы хотя бы раз в году можем встретиться. Спасибо вам. А toliau visiems noriu palinkėti tokio oro gero. Na, vėl atrodo, eilinį kartą pamelavo meteorologai, kadangi žadėjo lietų. Vat, kaip aš sakau, nebaudžiami gali meluoti meteorologai ir politikai. Tai taip, kad šį kartą mums pasisekė ta prasme. Va, todėl linkiu, kad jums šitas dvi dienas lydėtų saulė ir iki susitikimo Vilniuje. Ačiū. Ačiū gerbiamam Stasui Brundzai. Turbūt meteorologai neapsiriko, sakė, kitose rajonuose labai lyja, nelyja tik ten, kur eina ralio aplink Lietuvą trasos. Taigi labai tikėtina, kad nelis rytoj Daukanto aikštėje, jums turbūt jau buvo minėta, ten ralio dalyviai finišuos lygiai 17 valandą, įveikia labai nelengvą 1060 km bendrąjį maršrutą ir iš jų beveik 200 km sudaro specialios rungtys, kuriuose fiksuojamos sekundės, baudos minutės ir visokie kitokie kriterijai ir kurie lems ralio aplink Lietuvą pagrindinės taurės laimėtojus. Be abejo, rytoj Daukanto aikštėje bus įteikta ne tik prezidentės Dalios Grybauskaitės taurė, bet ir Susisiekimo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos automobilių klubo ir kitų autoritetingų organizacijų pagrindiniai prizai. Dar daugiau ji bus išdalinta 19 valandą vakare Litexpo rūmuose, kuriuose bus apdovanoti visų ralio įskaitų nugalėtojai ir prizininkai. Tačiau iki to momento dar laukia jūsų nemažai kilometrų ir džiugu, kad tą ralį jūs pradėję vakar prologo varžybomis, pasiekėte Alytų, grįžote čia ir turėjote gerą vakarą, slalomo varžybos šalia Kauno Auto ABC. O dabar prie mikrofono norėčiau pakviesti Kauno miesto vicemerą, poną Stanislavą Buškevičių. Sveiki! Dėkoju varžybų organizatoriams ir dalyviams už tradicijų puoselėjimą, už tradicinį ralį aplink Lietuvą. Aplink Lietuvą tai reiškia aplink mūsų poetų apdainuotą puikią ir nuostabę tėvynę. Sėkmės jums ir linkiu visiems tiems, kurie startuos, kad visi pasiektų saugiai finišą. Skelbiu, varžybas pradėtas.
Taigi, ačiū labai orkestrui, ačiū Kauno vicemerui Stanislavui Buškevičiui, kuris paskelbė varžybas atidarytas. Ralio startas oficialus jis negali kisti nei sekundės, taigi pirmasis automobilis, jūs puikiai žinote, startuoja 10:30. Jūs turite dar kelias minutės užimti savo vietas automobiliuose. Pagal nustatytą starto tvarką reikiuotis čia prie starto šitos arkos, o mes paprašysim visus svečius dar kartą tardami nuoširdų ačiū už dalyvavimą atidaryme, neišvažiuoti, neišeiti, o paprašysim, kad jūs palydėtumėte ralio dalyvius ir duotumėte simbolinį startą. Matote, chronometras skaičiuoja paskutinės sekundės liekusios iki pirmojo automobilio starto. Volga GAZ 21, daug nostalgijų veteranam keliantis automobilis, su kuriuo buvo iškovota ne viena skambi pergalė buvusios sąjungos pirmenybėse. Ir štai pirmasis ekipažas – Algirdas Rimonis ir Saulius Praninskas. Algirdas Rimonis prieš 2 metus yra laimėjęs patį garbingiausią trofėjų prezidentės taurę. Taigi, jūs matote, jūsų aplodismentai pirmajam ekipažui. O startą pirmajam ekipažui davė nusipelnęs Lietuvos automobilių sporto meistras, jūs gerai žinomas praeityje lenktynininkas Gygis Oleka, kuris ką tik buvo apdovanotas garbingo jo 80-mečio proga ir jie tik tai. Gygis sveikina Eugenijų Tumulevičių ir Aleksandrą Chaimskį. Aleksandras Chaimskis atvyko net iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai buvę irgi sąjungos čempionai. Eugenijus Tumulevičius, antras po Stasio Brundzos pagal visus titulus iškovotus Lietuvos automobilių sportininkas. Jei Stasys Brundza tokį titulą buvo iškovojęs net 10 kartų, tai Eugenijus Tumulevičius yra laimėjęs 9 buvusios Tarybų sąjungos čempionatus. Stanislavas Buškevičius išleidžia į varžybas dar vieną ekipažą – Evaldas Čerškus ir Darius Žolynas su tokiu pačiu GAZ 21 automobiliu. Automobilių iš tikrųjų jūs galite pamatyti visą gamą, turbūt pradedant Moskvyčiai, Žiguliukais ar dar menkesniais. Ir kaip jūs matėte, antroji startinį numerį tik antrą eilę pažymėtas pajudėjo į startą Porsche 911 automobilis, kurį vairavo Eugenijus Tumulevičius. O dabar Evaldas Čerškus ir Darius Žolynas pajuda į startą. Aleksandras Matėjas, Boris Livenson, Rusija ir Izraelis. Štai toks duetas, puikus dar vienas GAZ 21 automobilis. Sporto meistrų teisėjų Lietuvos automobilių klubo narių grupė ir jie pradeda šias varžybas. Jau minėjau, kad ralyje šiemet dalyvauja 61 ekipažas, taigi 122 sportininkai, pirma šita grupė ir paskiau pristatysiu visus kitas grupės pagal jų starto tvarką. 13 startinis numeris – Eugenijus Martinėnas, Andris Linkevicas, Lietuva, Latvija. Dar kartą Stanislavas Buškevičius palydės dar vieną ekipažą. Jūs matote puikiai atrestauruotas buvęs sovietinis pasididžiavimas, Volga GAZ automobilis, dar net su tuo breidžiuku ant automobilio kapoto. Eugenijus Martinėnas, Andris Linkevicas, dar vienas šių veteranų ralių. Laimėjo 2 kartus prezidentės taurę ir 1 kartą antrą vietą. Čia kad... O, su šitą tai fainai. Arvydas Komliauskas ir Arvydas Kačiukas. Barvydai, nepamainomas ekipažas, dalyvauja jau ne pirmajame ralyje aplink Lietuvą. Kokias belaimėtų su šito Volga GAZ 24 automobilių vietas, jie visada būna patenkinti, ralių patenkinti varžybomis. 99 startinis numeris, nežinau kodėl jis taip paankstino savo pagal...
Matyt, nes savo eilė 99 startinis numeris. Евгенijus Beznogovas ir Aleksandra Sabelijeva. BMW 325 Cabrio. Puikus automobilis, puikus oras tokio automobilio lenktyniauti. Regimantas Bindokas, Gintautas Šlėderis. Jūsų aplodismentai dar vienam tikrai dėmesio vertam ekipažui. Gintautas Šlėderis jaunystės laikais važiavo su Sigito Lesiumi. Pakeitė į šturmaną, tačiau ne automobilį. Gintautas Šlėderis labai daug prisidėjo organizuojant pirmosius ralius. Michailas Ivanovas, Michailas Tetovas, Vokietijos vėliavos, svečiai iš Vokietijos buvę sąjungos meistrai. O štai Gintautas Šitelė su Mantu Stankevičiumi pasiruošę su anūku važiuoja. Matot, kaip gražiai senelis ir anūkas, ratai sukasi. Nissan Micra, tikrai miklus automobilis, puikiai važiuoja. Alfredas Štaras, Evaldas Bagdonas. Alfredą Štarą galiu pristatyti kaip prezidento taurės laimėtoją. Jis buvo vienas pirmųjų laimėtojų atgaivinus šios ralius. Vidmantas Petronis ir Vintas Verbyla Stasys Brundza išleidžia dar vieną ekipažą į šį ralį. Mangirdas Kulkaitis ir Mindaugas Bručkus atvažiuoja. Volga GAZ 21 ir ta pati sporto meistrų veteranų grupė. Dar važiuoja ta pati grupė. Tai turi ir Kadilaką dėdė, vakar tai buvo kažkuriais metais. Eduardo Jako įsakymas, jiems, kaip sakoma, vykdyti negalvojant. Romaldas Barkauskas, Vladas Norkus, dar vienas puikus ekipažas, pažįstamas Lietuvos automobilių sporto meistrams, nuolatiniai šių ralių dalyviai ir Eduardo Jako palinkėjimai Romaldui Barkauskui. Raimundas Adinavičius ir Kristupas Adinavičius. Štai sportinis automobilis, dar neseniai buvo matiški raliuose ir prieš kokį 30 metų tokio automobilio pavydėjom daugelį. Štai ir automobilis leidžia tikrą garsą ir matosi, kad jis parengtas varžybom tikrai nepriekaištingai. Sigitas Alesius, Dalius Jazelskis, buvęs ilgametis Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas, ir Dalius Jazelskis, nepakartojamas įvairių triukų meistras, kurio žygdarbiai turbūt daugelį sporto mėgėjų ilgam yra įstrigę atmintį. Viktoras Momkus, Dainius Davidavičius, dar vienas puikus ekipažas su Moskvičiumi, 33 startinis numeris. O štai Egidijus Paulauskas ir Mindaugas Vilčinskas, iš tikrųjų rimtas automobilis, rimtai pasiruošę. Ir dar vieną Egidijus Paulauskas laimėjęs prezidentės ralį, matyt rimtai įsimojęs į tokį prizą ir dar kartą. Egidijus Paulauskas ir Mindaugas Vilčinskas su Subaru Impreza. 10 startinis numeris Jonas Paulauskas. Startinis numeris, man atrodo, tų sportininkų irgi nereikia pristatinėti. Rimgaudas Statnickas ir Rimgaudas Pukėnas. VAZ 21063. Rimgaudas Statnicką jūs tikrai pažįstat kaip žiedinių lenktynių meistrą. Dar neseniai jis važiavo, varžėsi 1000 kilometrų lenktynėse, lietuviškajame maratone, o dabar jau ne pirmus metus bando sėkmę šiame ralyje. Eduardas Jakas išleidžia į startą, Rimgaudas Statnicką, Rimgaudas Pukėną. 40 startinis numeris. Kazimieras Kazragis ir